Oho, koks neįprastas ir keistas namas. Robotuk, tai ne namas, o malūnas, kuris anksčiau žmonėms sumaldavo grūdus į miltus. O kaip jis maldavo? Jis panaudodavo energiją gaunamą iš vėjo. O kaip sunku suprasti. O ką reiškia žodis energija? Energija tai savybė, priverčianti daiktus judėti, keistis. Visur aplink mus kas nors vyksta ir kiekvienam veiksmui atlikti reikalinga energija. Žiūrėk ir įdėmiai klausykis. Į kaimą mes atvykome automobiliu. Pameni degalinėje, į jį pylėme degalų. Užvedus automobilį, jo bake esantys degalai ima degti, skleisti energiją ir priverčia judėti variklyje esančias dalis. Ta energija perduodama ratams ir taip automobilis gali važiuoti. Sudegus visiems degalams, automobilis sustoja. Į kaimą galėjome vykti ir dviračiais, kuriems nereikia degalų. Mindami pedalus naudotume savo kūno energiją, kurios gauname iš įvairaus maisto. Energijos mums reikia ne tik važiuojant dviračiais, bet viskam, ką darome. Einame, bėgame, kalbame, rašome, valgome. Supratau, automobiliams energijos teikia degalai, o žmonėms maistas. Taip, robotuk, bet automobiliams ir žmonėms gali būti reikalinga ir kitokia energija. Kokia? Elektros, šilumos energija. O iš kur jos galima gauti? Žmonės seniai suprato, kad gamtos išteklius gali panaudoti įvairiai energijai gauti. Pagrindinis energijos šaltinis Žemėje yra Saulė. Ji teikia šviesą ir šilumą. Bet ji šviečia tik dieną? Tu teisus, robotuk. Todėl žmonės stato saulės kolektorius, kurie surenka saulės energiją ir ją panaudoja namams apšviesti naktį ar apšildyti. Žmonės dar naudoja vėjo energiją. Jie stato vėjo jėgaines, kurios vėjo energiją paverčia elektros energiją. Matai vėjo jėgaines lauko gale? Jos šiek tiek panašios į šį seną malūną. Teisingai. Naujosios jėgainės ir senieji malūnai turi sparnus, kurie pučiant vėjui sukasi. Dar žmonės puikiai panaudoja upių ir jūrų vandens energiją. Jie stato hidroelektrines, kurios taip pat gamina elektros energiją. Pažvelk, matai hidroelektrinę tolumoje? Oho, koks sunkus žodis. Hidro tai vanduo, taigi šis žodis reiškia vandens elektrinė. Judančio vandens energija suka didelį ratą generatorių, kuris gamina žmonėms taip reikalingą elektros energiją. O kodėl žmonėms ji taip reikalinga? Elektros energiją žmonės naudoja namams, gatvėms apšviesti, pastatams apšildyti. Kiekviena šeima namuose naudoja įvairius elektros prietaisus. Nebūtų elektros energijos, namuose nedegtų šviesa, negalėtume žiūrėti televizoriaus, žaisti kompiuteriu, negalėtume naudoti jokių buitinių elektros prietaisų. Be elektros ir šilumos energijos žiemą žmonės sušaltų, neturėtų karšto vandens. O kaip elektros ar šilumos energija pasiekia kiekvienus namus? Elektros energija į mūsų namus atkeliauja laidais, o šilumos energija mus pasiekia vamzdžiais. Aš galiu judėti, keistis, atlikti įvairius veiksmus. Vadinasi, aš taip pat turiu energijos. Puikiai mastai. Tavo energija – elementai, kurie maitina elektros variklį ir jis leidžia tau judėti ir atlikti įvairiausius veiksmus. Tu gali kalbėti, vaikščioti, judinti įvairias kūno dalis. Labai įdomu. Ačiū, kad man papasakojai apie energiją ir įvairius jos šaltinius. Robotuk, ar tikrai viską gerai supratai? Pagalvok ir atsakyk į mano klausimus. Pasiruošęs? Taip. Kas žmonėms, kaip ir kitiems gyviems organizmams, teikia energijos? Maistas. Kokia energija apšviečia mūsų miestus, namus? Elektros energija. Kas yra pagrindinis energijos šaltinis Žemėje?
Saulė. Kokią energiją gausime uždegę laužą židinį? Šilumos energija. Šaunuolis robotuk, į visus klausimus atsakei teisingai. Tu šiandien daug išmokai. Puiku!